Ir grįžtame į studiją, kur dabar jau pasitinkame jūs su rubrika Knyginėjimai trumpai ir net 5 iš mados tikrai neišeinančiomis dėmesio vertomis knygomis, kurias šiandien pristatys Delfi kultūra redaktorė Jūratė Žuolytė. Sveika, Jūratė. Labas, Kornelija. Tai 5 knygas jau čia įsirikiavai, ar ne? Taip. Visos jos be galo skirtingos. O ar tu pati sutiktum, kad knygos neišeina iš mados? Tai be abejo, čia, man atrodo, neįmanoma su tuo ginčytis ir aš labai džiaugiausi, kai išgirdau, kad Alma Litera pradėjo tokia kaip ir kompanija apie tai kalba, nes aš pati turiu tą tokią, bėda gal per skambu vadinti, bet irgi, ir namie laukia daugybė knygų, kurios kažkada seniai išleistus ir atrodo, noriu jas skaityti kaip įdomu, bet išeina naujos ir tada apie jas visi kalba ir vėl nori skaityti ir supranti, kad tos, kurios, galbūt šiek tiek senesnės, jos tikrai nėra niekuo prastesnės, jas tikrai reikia rasti, jos niekuo nenusileidžia patiems naujausiams skaitiniams, tai tikrai 100% pritariu. Kaip pasirinkai šias knygas, kurias šiandien mums pristatysi? Pagal ką? Tai knygos yra tiesiog skirtingos, jas tai pasiūlė atkreipti dėmesį ir leidykla, kad irgi sakė, tai čia yra jų tokių galbūt tas, kurios tikrai jie visi geriausiai žino tai, ką turi, bet aš irgi kai kurias iš jų tiesą pasakius jau ir pati buvau ir anksčiau skaičius ir jas prisiminiau, kad jos tikrai buvo tokios, kurios padarė įspūdį. Ir jeigu dar yra žmonių, kurie jų neatrado, tai tikrai verta tai padaryti, nes jos nėra tos, kur šimtmečių senumo ne ta klasika. Čia jos yra prieš keliarius metus daug išleistos knygos dauguma ir tikrai jų dar galima rasti kai kur ir iš pardavimų lentynose, jos nėra kažkur nepasiekiamos, sunkiai randamos, bet tikrai vertos tai padaryti. Ir tikėtina dar ir dabartinės aktualijos atspindinčios galbūt, ar ne? Bet dabar jau keliaukiam, nes jau smalsu sužinoti, kas jų viduje. Aktualijos čia, kai nesensta šios knygos, aktualijos sensta, o knygos ne. Taip, tai pirmoji yra tokia, atrodytų, nedidelė knygelė, bet tikrai labai svari savo turinio, tai yra vienintelė šiandien atsineštų knygų poezijos knyga. Tai yra Louise Glück knyga Laukinis vilkdalgis. Ir, turbūt viską pasako, kad ši autorė 2020 metais laimėjo Nobelio premiją. Taip, ir yra lietuviškai jos ne viena knyga išleista, ir yra kita, ir tokios labai, tiesiog labai stipri poezija. Jinai yra tokia labai sodri, labai, gal jinai yra pilna man liūdėsio, bent šitą knygą, bet tokio gražaus liūdėsio, melancholijos, labai paliečianti širdį. Tai tikrai pasiemi po vieną eilėraštį ir skaitai. Ir kas man dar labai patinka, šitą knygą, kaip ir kitoje, yra ir angliškas, tai yra originalas, ir lietuviškas. Taip, tai man visada labai yra įdomu pasižiūrėti, kokį sprendimą rado, o vertėjai yra labai stiprus, Marius Burokas ir Dominykas Norkūnas, nes aš visada, kai skaitai stiprią poeziją, jeigu, ne lietuvių kalba, ne tiek jau daug tų užsienio kalbų galbūt taip stipriai mokame, visada atrodo, kaip iš vis įmanoma išversti poeziją, bet tai sugebėjo ir tikrai, tokiam pasiėmiui gali ir nors vieną eilėraštį vieną vakarą paskaityti, tad nors ir nedidelė gali užtekti ilgam knygą. Vertėjų darbas man čia skamba kaip toks labai kūrybingas. Taip, ir man tikrai, man įdomu kalbos, tai aš pasižiūriu sakinį ir žiūriu, o štai šitaip vertė, kaip čia kokį sprendimą rado, tai labai įdomu man ir iš tos pusės pasikapstyti. Ir štai Nobelio premijos laureatė, tai jau argumentas savaime. Taip, be abejo. Taip, toliau, jeigu keliaujame, jau visiškai kitokia knyga, Anthony Doerr knyga Paukščių miestas debesyse. Ir aš pamenu, kad mes netgi irgi šitoj laidoje išnekėjom apie kitą jo knygą Neregimoji šviesa, pagal kurią yra pastatytas irgi ir Netflix serialas. Tai čia yra tokia visai kitoks pasakojimas. Tai yra toks irgi kinematografiška knyga, kurioje persipina daugybė linijų, netgi 3 skirtingi istorijos laikotarpiai. Tai viena yra 15 amžius, kitas yra 21 amžius ir kitas yra ateitis visiška. Bet visos tos istorijos kažkaip susisieja per vieną tokią antikinę, netgi nežinau, kaip pasakyti, tokį pasakojimą sagmę, atrastą seną rankraštį, kur bando vienas žmogus irgi išnarplioti, kas tuo rankraščiu buvo pasakyta. Kažkas vėliau bando aiškintis, kaip jis rastas, ką jį reiškia, kokia buvo jo kelionė. Ir netgi ateityje gyvenanti mergina irgi randa tam tikras skiauteles to seno skaitinio ir supranta irgi apskritai ir literatūros svarbą, ir pasakojimų svarbą, pasakojimo galę.
bet čia yra visko tiek daug, kad iš esmės iš kiekvienos iš tų 3 linijų netgi būtų galima ir kaip atskirą pateikti, bet jos taip susijungia, kad tikrai tu skaitai, verti kiekvieną puslapį ir mačiau irgi ir Goodreads'uose pažiūrėjau atsiliepimus, visi be galo giria, kad tai yra tiesiog tokia knyga, kuri tavęs nepaleidžia nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Ir ar tu mėgsti štai viduramžius, ar mėgsti futuristiką, ar mėgsti apie šios. Ir šiuolaikinių aktualijų yra įpinta irgi, ir dabartinių tokių, ir kažkokių vaikų apleistumo temų, kažkiek, ir smurto šeimoje šiek tiek yra paliečiama, visokių vairiausių situacijų. Na ir tokia nemenka knygelė sudaryta iš 3 skirtingų, kaip matai pati. Bet ją greitai skaitai, nes yra kai kurios, kur tikrai labai iš lėto skaitomos knygos, o čia neprailgs laikas su ją tikrai. Čia užsiminė apie Goodreads atsiliepimus. Kiek dažnai tu juos pati mėgsti pasiskaityti prieš renkantis knygą? Labai dažnai, tiesą sakant, to nedarau. Man Goodreads tarnauja labiau, aš pasižymiu, ką jūs skaičiau. Tas tiesiog toksai, kad atsiminti, ką jūs skaitei, nes paskui po kiek laiko būna pasimiršta. Bet retkarčiais taip, kodėlgi ne, pasižiūri, ką žmonės diskutuoja, kaip tai vertina, tai man patinkanti platforma. Gal ir pasižiūri, kaip sutampa su tavo pačios nuomonė. Taip, irgi įdomu, kartais žiūri, tau kažkas labai patiko, matai, kitiems visai nepatiko, tai irgi įdomu. Taip, tokia savotiška bendruomenė. Taip. Puiku, keliaukime toliau. Taip, toliau keliaujame, yra romanas Gabriel 7 rytoj ir vėl rytoj ir vėl rytoj. Ir tas toks ryškus viršelis, jis ne veltui, tas dizainas toks, nes knyga iš esmės pasaka apie kompiuterinių žaidimų žaidėjus. Bet tai yra meilės istorija. Bet tokia labai originali, labai irgi daug paliečianti platesnių temų, vėlgi ir negalia, ir tapatybės klausimai, draugystė. Tai ta istorija vystosi per 30 metų draugų tokių kelių. Ir štai jie kartu kuria kompiuterinius žaidimus, labai jauni praturtėja, bet tai nebūtinai reiškia, kad viskas jiems klostosi vien tik lengvai, atsiranda ir su tuo susijusi daug iššūkių. Tai nors aš nesu kompiuterinių žaidimų žaidėja, netgi skaitydama aš kažkaip supratau, kodėl žmonės juos žaidžia, galbūt pradėjau labiau juos, pateisinti, ne visai tas žodis, bet iš dalies, kad ką jie ten randa, irgi parodo ir kiek tai daug darbo įdedama, kiek daug kūrybos ir vis tiek visam tam, kad atsirastų, visgi kaip visada yra tas žmogiškumas, žmogiškasis ryšys, draugystė ir meilė to pačiu. Tai tokia labai irgi šviesi, nors nevengianti sunkių temų knyga. Turbūt reikėtų sutikti, kad kompiuteriniai žaidimai yra dar viena meno forma. Štai turime knygą, turime kompiuterinį žaidimą. Taip, šioje knygoje tikrai labai tai aiškiai parodoma, kiek irgi daug skiriama ir dailiai, ir istorijai, ir visam šitam kūriniui, ir kiek tai daug reikalauja jėgų, bemiegių naktų ir viso kito. Kaip ir bet kokia kita veikla, kurią ir šiaip apskritai širdies myli. Spalvinga knyga, keliaukime toliau prie dar vienos gal poezijos knygos. Ne poezija, poezijos vieno ir užtekšės. Taip, ir čia yra Jaume Gabriel, nežinau iš tikrųjų, kaip teisingai tarti pavardę, nes tai yra katalonų autorius, irgi žinomas, pripažintas. Irgi labai man vertė Valdas Petrauskas, Švento Jeronimo premijos laureatas, svarbiausia Lietuvoje vertėjų premija, ir tai tikrai jaučiasi, kai skaičiu, vėlgi galvojau irgi, kokia pagarba vertėjų, kaip jis sugebėjo iš katalonų kalbos taip vaizdžiai išversti. Toks labai netradicinis kūrinys. Kai pasakoju trumpai siužetą, galvojau, kaip pasakyti, kad atrodo, jį labai gali skirtingai pateikti. Gali taip, kaip tokį paprastą šabloninį, kad štai yra vaikinukas, kurio vaikystė yra sunki, kuris jaunas netenka mamos, o tėtis toks yra turintis tam tikrų problemų, bet jisai sugeba iš to išsikapstyti ir gyvenime jį ištinka 2 netikėti susitikimai. Tai vienas, kad jis jau būdamas augas, pats būdamas mokytojų, sutinka buvusią pažįstamą, su kuria bando megztis toks kaip ir romantinis ryšys, ir kitą atveju sutinka buvusi mokinį. Ir ten viskas labai keistai rutuliotis, nes šie 2 atsitiktiniai susitikimai nuveda jį visiškai keistomis kryptimis. Jis praranda atmintį, jis bando aiškintis, kas jis toks yra. Tai gali būti toks, suvulgarintas skambėti siužetas, bet čia tikrai ne. Čia yra tokia labai aukštos kokybės irgi literatūra. Tai kaip tai pasakoma, tai kaip atsiranda įvairių metaforų, kaip atsiranda šalia veikia toks labai įdomus veikėjas šerniukas, kuris irgi yra labai išmintingas, jis irgi ten paskui susiveda visos istorijos, kodėl tas šerniukas ir štai tas žmogus, kurio vardas bei Izmaelis, kaip ir Mobidike, ir tai irgi yra neveltai, čia irgi atsiranda tam tikrų sąsajų, kodėl būtent.
šerniukas ir žmogus turi tam tikrų bendrumų ir jų likimai persipina. Tai tokia labai grotesko, tokio absurdo, bet tokio pačiu ir irgi vėlgi ir šilta knyga, labai daug prieštaringumų joje. Ar nėra artimas magiškasis realizmas čia, ar kažkas panašaus į tą pusę? Gal magišką realizmo čia gal taip neįvardinčiau, bet tokio gal labiau būtent groteskas, absurdas ir tokių daug keistumų, kur tu skaitai ir taip kartais ir keista, ir šiek tiek jau pradedi nebesuprasti, kas čia vyksta, paskui vėl viskas susiveda ir paaiškėjo, o knygos, nenoriu atskleisti, bet tokia kaip paskutinė išvada, tai viską dar nuveda visai kitą kryptimį. Na, taip tikrai labai įdomu ir iš tiesų kartais atrodo net sudėtinga suprasti iš to, ką pasakoji, lyg tai viskas taip įdomiai skamba, bet tada labai sunku suprasti ir norisi tiesiog imti ir pačiam greičiau tą knygelę pasiskaityti. Jeigu kas nors skaitytų ir jeigu viduryje galvotų, kad aš nebesuprantu ir kiltų pagunda mesti, tai nedarykit to, paskaitykite iki galo ir tada pabaigoje galbūt paaiškės daugiau. Puiku, labai ačiū, štai intrigavai. Ir paskutinioji knygelė, arba visa knyga jau didelė. Čia jau yra solidi labai knyga, Oksana Zabuško, Užmirštų sekretų muziejus. Kornelė, ar dar žinai, kas yra sekretai? Dar darydavot? Iš tiesų darydavau. Čia mano vaikystės 90-ųjų visiškai pramoga didžiausia, man atrodo, buvo. Tai vat aš galvojau, kur yra ta karta, kur jau nebežino, kas yra sekretai, tai ne, čia yra... Tai čia apie tuos sekretus kalbama. Ir čia jie yra paminimi, bet yra kur kas, aišku, sudėtingesnė istorija. Čia yra ukrainiečių autorė, pripažinta. Šitas romanas yra daugybėje sąrašų minimamas kaip vienas apskritai reikšmingiausių ir pastarojo laikmečio kūrinių. Kiti irgi ją įvardina, kaip ir ant knygos viršelio rašo Nobelio premijos lygio romanas, tai ne veltui tikrai, negavo tos premijos, bet tikrai tokio lygio kūrinys, kuris galėtų gauti. Tai pasakoja apie 3 kartų Ukrainos moterų gyvenimą, kaip viena moteris, žurnalistė, kurdama medžiagą, pradeda kapstyti giliau apie vieną atrastą nuotrauką, tada skleidžia kitos istorijos, paaiškėja, kad ji netgi turi savo asmeninių istorinių šaknų susijusių su ta moterimi. Ir tokių irgi persipina labai skirtingi pasakojimai, tai yra apie savęs paieškas, apie Ukrainos istoriją, nes čia nuo pat maždaug Antro pasaulinio karo pabaigos iki pat Oranžinės revoliucijos. Tai dabar labai irgi įdomu sužinoti, kaip ten viskas klostėsi, čia irgi be abejo nereikia žiūrėti tai paraidžiui. Čia yra išgalvotas romanas, kuriame irgi yra daug fantazijų, daug sapnų, bet visgi tas kontekstas yra parodomas ir labai gili ir psichologinė knyga ir tą perėjimą iš kartos į kartą, atsinešimą tam tikrų traumų, kaip jos veikia vieni kitus. Tai labai tikrai stipri knyga. Na tikrai čia turbūt padėtų geriau suprasti ukrainiečius kaip pačią tautą, matyti, ar ne? Taip, tikrai. Ir mes tikrai turime daug bendrų ir tie patys štai sekretai ir mes juos darydavom, ir jie juos darydavo, o kai kurie jauni žmonės yra, kad jauna nebežino, kas tai yra, tai gali susipažinti ir suprasti, kokią jie prasmę turėjo.